Seklys nosis. Didi Kubos diena. Kuba tai nuostabiausias iš šunų padermės. Gulėjo obels pavėsyje ir sapnavo didelį riebų kaulą, kurio atnešti iš miesto ką tik išėjo jo šeimininkas ir bičiulis seklys Ambraziejus Noselė. Didelio riebaus kaulo laukimas yra pats maloniausias iš visų laukimų. Skamnėjai apsilaižydamas sumurmėjo panosėje šuo. Šioje vietoje skaitytojas tikriausiai nusteps ir teisingai pamanys, kad Kuba negalėjo kažko tokio sumurmėti panosėje, nes šunis, aišku visiems, nemurma kaip žmonės. Žinoma, visi šunys žmonių kalbos nemoka, bet Kuba nėra paprastas šuo, jis puikiai kalba mūsų kalba. Tas džiugus laukimas ir pavasaris, kuris mažą sodelį išskrendantų paukščių gatvėje pavertė tikriausių rojaus kampeliu, lėmė, kad Kuba įsisvajojo kaip reikiant. Mano šuniškas gyvenimas gana sėkmingas, svarstė jis. Kiti šunys gyvena skylėtose būdose, pažįsta kietą antkaklio spaudimą ir lazdos skonį. Bet aš turiu kilnų bičiulį, ramią, kertę senatvį ir kartkartėlis desertui gaunu kaulą. Ko man dar reikia? Šunsvaja giją nutraukė pažįstamas vartelių girgždėjimas. Ambraziejau! Džiugiai šūktelėjo Kuba ir puolė pasitikti bičiulio. Bet džiaugsmas greitai išblėso. Pakako mestelėti vieną žvilgsnį ir jis įsitikino, kad Ambraziejus grįžo be kaulo. Tiesa, jis atnešė kažin kokį pakelį, bet plokščiame stačiakampėje rišūnėlyje šuns skanėsto aišku, kad nebuvo. Kuba liūdnai nuleido uodegą ir gyvenimas ūmai pasidarė jam kartus kaip aspirino tabletė. Jis atsiduso. Išgirdęs tą atodusį, Ambraziejus mįslingai šyptelėjo, papurtė dėžutę ir sušuko. Jeigu atspėsi, ką čia atnešiau, pažadu tau toną kaulų. Ačiū, murktelėjo šuo. Verčiau turėčiau vieną kaulą dantyse negu toną parduotuvėje. O be to, paslaptingi rušulėliai manęs nelabai domina. Iš tikrųjų, Ambraziejus palinko virš jo. Neabejoju, kad tu jau pakeisi nuomonę. Kuba nutaisė išdidžią pozą. Nepamiršk, kad esu vienas iš tokių šunų, kurie savo nuomonės nekaitolėjo, pasakė pabrėžtinai. Pažiūrėsim. Ponas Noselė greitai išvyniojo popierių ir parodė Kubai, kokią gražią, dar spaustuvės dažai kvepiančią knygą jisai turi. Pažiūrėk. Kuba žvilgtelėjo į knygos pavadinimą ir pašoko ant visų 4 letenų. Nepaprastų šunų portretai? Sušuko jis. Kaip matai, patvirtino Ambraziejus, džiaugdamasis tuo, kokį įspūdį knyga padarė jo bičiuliui. Turi prieš save išskirtinį epochos reikšmės Timotiejaus Cibuko veikalą. Kuba akimirksniu pamiršo tokius žemiškus dalykus kaip dideli riebūs kaulai. Jo atmintyje atgijo metų senumo įvykiai. Štai, miestelėje pasirodė paslaptinga barzdyla. Jis nuo pirmos dienos akivaizdžiai pernelyg domėjosi Kuba. Stebėjo jį, sekė. Kubai kilo blogiausių įtarimų. Jis laikė barzdylą grėsmingų nusikaltėlių. O paskui paaiškėjo, kad jis yra didelis šunų bičiulis. Tai buvo būtent Timotiejus Cibukas, garsus šunų elgesio tyrinėtojas, kuris klajojo po kaimus ir miestus, rinko medžiagą savo knygai. Tai knygai, kurią ponas Noselė dabar laikė rankose. Ambraziejau! Sušnibždėjo šuo, nervingai vieną po kitos judindamas letenas. Ar aš ten kaip nors paminėtas? Paminėtas, pasipiktino detektyvas. Tik tai paminėtas? Timotiejus Cibukas skyrė tau net 118 pagiriamų žodžių ir juos papuošė tavo nuotrauką. Ambraziejus pervertė kelis albumo lapus ir pakišo šunį po nosimi puslapį su nuotrauka. Prašau, štai tavo atvaizdas. Kuba įsmeigė spanges į nuotrauką ir kelioms akimirkoms pamiršo pasaulį. Jam sunkiai sekėsi apsiprasti su mintimi, kad tas įdomus, iš nuotraukas į jį žvelgiantis šuo
yra jis pats. Na, kaip tau patinka? Paklausė Ambraziejaus. Kuba nurijo seilės. Neblogai. Neblogai? Genialiai. Atkreip dėmesį į tą akies spindėjimą, į uodegos padėtį, ausų formą, į snukučio spinduliuojamą inteligenciją. O tu sakai, neblogai. Kuba klausėsi to priekaišto su atgailaujančia mina. Širdyje visiškai pripažindamas, kad jo bičiulis buvo absoliučiai teisus. O Ambraziejus tęsė toliau. O dabar paklausyk, ką mūsų įžymus kinologas parašė apie tave. O gal nori pats perskaityti? Ne, greitai atsakė šuo. Perskaityk tu. Man kažkas įkrito į akį ir vos matau. Jam kažkaip nesinorėjo pripažinti, kad jaudulys spaudžia gerklę kaip ankštas antkaklis, o raidės lyg gyvos šokinėjo prieš spanges. Tad Ambraziejus atsikrenkštė ir pradėjo skaityti. O štai dar vienas įžymus šunų giminės atstovas – Kuba. Pensininko seklio Ambraziejaus noselės, tai yra miestelis išskrendančių paukščių gatvė 7, šuo. Kuba yra paprastas kiemsargis, bet nepaprasta inteligencija, kuria jis pasižymi, stato jį į vieną gretą su kilmingiausiais šunimis. Visiems gerai žinomi pono noselės kaip seklio nuopelnai, bet nekiek nemenkinant garsaus seklio talento. Tenka pastebėti, kad ne vieno iš tų laimėjimų bendra autorių buvo ir fenomenalus Kuba. Bet tai ne viskas. Tam tikri faktai aiškiai liudija, kad Kuba turi dar vieną iki tol pas gyvūnus nepastebėtą gebėjimą. Tai toks neįtikėtinas gebėjimas, kad autorius, siekdamas savo veikalo mokslinio pagristumo, nutarė jo neatskleisti. Tik leidžia savo pažymėti, kad jeigu tas neįtikėtinas gebėjimas pasitvirtintų, Kuba neabejotinai būtų genialiausias pasaulio šuo. Ambraziejus baigė skaityti ir iš lėto užvertė albumą. Taip, bičiuli, pasakė jis, nuo šiandien gali nešioti aukštai iškeltą uodegą. Ta knyga paverčia tave garsiausiu iš visų šunų. Džiaugiuosi tuo, bet kartu tai žadina man ir nerimą. Nerimauji? Nustebo Kuba, kuriam perskaitytas fragmentas truputį susuko galvą. Kodėl? Senas seklys valandėlę stebėjo virš jo galvos plasnojantį drugelį. Paskui, netitraukdamas nuo jo akių, tarė, baiminosi, kad galiu tavęs netekti. Ką tu kalbėjai, Ambraziejau? Nustebo šuo. Žinau, ką kalbu, laikėsi savo nuomonės seklys. Genialiausias šuo pasaulyje yra visai kas kita negu mažai žinomas Kuba. Iš teisybės Timotiejus Cibukas aiškiai neparašė, kad tu sugebi kalbėti, bet vis tiek sulauksi daugybės pasiūlymų. Pamatysi, tavimi susidomės ne vienas cirkas, o sėkmė, šlovė, plojimai, didelės pagundos. Kas žino, ar tavęs nesuvilios? Senasis Ambraziejus tau nedaug begali duoti. Šuo surimtėjo. Atmink, kad niekada tavęs nepaliksiu, karštai užtikrino šuo. Niekada. Jei net viso pasaulio cirkai to norėtų, tiki manim, Ambraziejus neatsakė. Jis tik padėjo ranką ant šuns sprando ir taip sėdėjo kurį laiką sujaudintas bičiulio žodžių. Jis nenujautė, kad virš namelio išskrendančių paukščių gatvėje pakibo visai kitoks pavojus. Miestelio laiškininkas visą savaitę beveik kasdien stabteli prie pono noselės namo ir iš prikimšto krepšio traukia baltus ir melsvus vokus. Tai daug seno seklio ir jo šuns bičiulių, kurie jau spėjo nusipirkti nepaprastų šunų portretus, skubėjo sveikinti ir linkėti sėkmės. Ponas Ambraziejus taip priprato prie tų reiškiamų simpatijų, kad kai trečiadienį pamatė prie vartelių laiškininką, neturėjo nė mažiausių abejonių, ką jisai atneš. Vėl kažkieno sveikinimai, šūktelėjo jis į Kubos pusę. Einu paimti. Jis nutrepeno prie vartelių,
paėmė iš laiškininko rankų voką, grįžo su juo pas šunį ir, kaip nuo seno buvo įpratęs, prieš atplėšdamas jį dėmesingai apžiūrėjo. Kažkodėl man atrodo, kad šį kartą viduje sveikinimų nerasime, pasakė vartydamas laišką rankose. Kodėl taip manai, nustebo šuo? Ponas Ambraziejus parodė jam voką. Gerai, pasižiūrėk, tada suprasi. Šuo pasižiūrėjo į voką, apuostė, nutaisė bejėgę miną. Nieko įdomaus nematau, tik suodžiu, kad kvepia muilu 7 žiedai. Bet ką tai turi bendro su laiško turiniu? Iš tikrųjų, pripažino Ambraziejus, pagal 7 žiedų kvapą apie laiško turinį spręsti sunku, bet kvapas ne viskas. Nepastebėjai pačio svarbiausio. Tai yra ko? Įžeidžiu balsu paklausė šuo. Nu atkreip dėmesį į adresą. Kuba ištempė kaklą, garsiai skaitė skiemenimis. Siekliui Ambraziejui Noseliai. Na ir kas? Šuo pasikasė kairę ausį. Kaip laiškas su sveikinimais, skamba kažkaip per daug valdiškai. Tu teisus, per daug valdiškai ir per daug klaidų, tarė Ambraziejus. Ne vienas mūsų bičiulis tokių klaidų į adresą nepriveltų. Klaidų, sutriko šuo, kuris ortografiją laikė vienas labiausiai nesuprantamų žmonių išmonių ir absoliučiai negalėjo suprasti, kodėl žodis sūris rašomas su U ilgaja, o žuvis su U trumpaja. Ambraziejus palingavo galvą. Taip, brangusis. Niekas, kas artimiau pažįsta seklį Ambraziejų Noselę ir jam simpatizuoja, neparašys Sieklys ir Ambraziejus. O būtent tokių gražybių mes matome ant voko. Todėl tas laiškas mane labai intriguoja. Kuba apsilaižė, lyg paragavęs skanaus kąsnio ir paprašė. Plėšk tą laišką, ko mes laukime. Kaip tik ketinau tai padaryti, pasakė Ambraziejus ir atsargiai atplėšė voką. Lapas, kurį jis išėmė, buvo išplėštas iš mokyklinio sąsiuvinio. Laiško autorius nelabai stengėsi, kad jis gražiai atrodytų. Apdriskė kraštai ir aiški dėmė lapo apačioje darė prastą įspūdį. Ta įspūdį dar stiprino nelygios, iškraipytos raidės ir daugybė braukimų tekste. Atrodė, kad rašiusiam visai nerūpėjo nuomonė, kokia apie jį susidarys adresatas. Ponas Noselė permetė akimis lapą ir tyliai švilptelėjo panosėje. Kas nors įdomaus? Neištvėrė Kuba. Net labai, paklausyk. Šuo mindžikavo nuo letenos ant letenos, o Ambraziejus pradėjo garsiai skaityti. Ponas Noselė, turime ponui svarbi žinia reikalas. Kai ponas nori žinoti, kokia ta žinia reikalas, tai tegul ponas ateina trečiadienį, ketvirtadienį, 10 vakare į Beržyną. Bet vienas. Kai ponas ateis su kuo nors, tai nieko ponas nesužinos. Ir niekam apie tą susitikimą nesakyk. Mes galim pavėluoti, turit pusę valandos. Tokie 2 V13. Beskaitant šuo keitėsi. Iš pradžių jis rodė susidomėjimą, paskui nerimą, o galo baimę. Didelę baimę. Kai ponas Ambraziejus atplėšė žvilgsnį nuo lapo, šuo sėdėjo lyg paralyžiuotas. Ir ką tu į tai? Užkalbino jį detektyvas. Tai kažkokia klasta, išlemeno Kuba. Jie kažin ką rezga. Gal ten neisi? Nu, įsivaizduok savo, kad turiu didelį norą nueiti, sakė Ambraziejus. Nerūpestingas tonas, kokiu jis tai pasakė, papiktino šunį. Kaip gali šitaip kalbėti? Sušuko jis. Ar nematai pavojaus? Ar manai, kad tie 2 ištempė tave į nuošalę vietą, kad su tavim pasiklausytų lakštingalų? Į mėnulį paspoksotų? O, nemanau, kad jie būtų taip romantiškai nusiteikę,
nerūpestingai pasakė Ambraziejus, bet ir ypatingai nesibaiminu. Šuo vos iš kailio neišsinėrė. Tik pažiūrėkit, nesibaimina. Be baimės detektyvas Ambraziejus Noselė susidoroja su 2 pavojingais nusikaltėliais. Ironizavo šuo. Ar iš tikrųjų tau šlovė svarbiau už gyvybę? Branginu ir vieną, ir kitą, ramiai atsakė jis, o nebijau todėl, kad laiško autorius man neatrodo pernelyg sumanus. Numanai, kas jis toks? Sumurmėjo Kuba. Iš kur? Bet sunku pavadinti sumaniu kažką, kas trumpame laiške įvėlė 8 šiurkščias rašybos klaidas. Neskaičiuojant 2 ant voko. Tokį priešininką turėčiau įveikti. Šuo staiga tapo nuolankus. Jie apleido visas kovingumas. Suprato, kad šūkaudamas nieko nepeš. Maldaujamai pažvelgė į Noselę ir tarė, nedaryk tu, Ambraziejau, o jeigu būtinai nori eiti, paimk mane tada su savimi. Aš apsaugosiu tave. Ambraziejus akimirką dvejojo, paskui neįgiamai pakraipė galvą. Ne, jeigu eisiu, tai tik tai vienas. Mėgstu švarų žaidimą. O matydamas bičiulio susirūpinimą, žvaliai pridūrė jis, na, seneli, aukščiau uodegą. Pamatysi, kad kitą dieną juoksis iš savo nuogastavimų. Norėčiau, tyliai atsakė šuo. Labai norėčiau kitą dieną juoktis. Vakaras buvo giedras, šiltas. Dangus linko nuo žvaigždžių gausybės. Javose nerūpestingai čirškėjo žiogai. Aplink nebuvo nė gyvos dvasios. Tik susivėlę gluosniai, nužymėję kelią nuo miestelio iki Beržyno, atrodė kaip nekviestų svečių tykančios raganos. Būtent prie vieno gluosnio stabtelėjo ponas Noselė ir atsisuko į miestelio pusę. Kelias valandėlės atidžiai klausėsi, bet iš miesto, kuris bylojo apie save šviesų mirguliavimais, sklido nieko netrikdoma tyla. Seklio ausų nepasiekė ne vienas įtartinas garselis, joks šnaresys. Tad vis dėlto liko namie, atsiduso Ambraziejus. Vis dėlto paklausė manęs. Iki pat paskutinės akimirkos seklys nebuvo tikras, ar Kuba neseks jam iš paskos. Iš teisybės šuo įžeistos garbės kupinų balsų pareiškė, kad jis nelenda ten, kur jo nepageidauja, bet tai galėjo būti tik būdas užmigdyti budrumą. Todėl Ambraziejus visą kelią klausėsi, ar neišgirs jam iš paskos slaptai sėlinančio šuns, kas kažkiek laiko žiūrėjo atgal, žvalgėsi, ar tamsoje nepamatys jo silueto. Bet Kuba vis dėlto paskui jį nenuėjo. Dabar jis tuo neabejojo. Gerai, kad man pakluso. Vėl nutarė Ambraziejus, nors sielos gilumoje jam teko pripažinti, kad išbandyto bičiulio lydimas jaustųsi žymiai drąsiau. Lazda, kurią laikė rankoje, ir didelis pistoletas, šaudantis tuščiais šoviniais, kuris tempė žemyn jo kišenę, pavojuje Kubos nepavaduotų. Kuba jau ne kartą pateikė didelio išmintingumo ir nepralingstamos drąsos įrodymų, bet šį kartą jam teko likti namie. Ką darysi? Garbingas žaidimas, šventas dalykas. Net jei jo partneriu būtų nusikaltėlis. Bent tokias taisyklės laikėsi ponas Noselė. Tai puikiai žinojo žmonės, kurios jis kažkada sekė. Žinojo ir vertino už tai. Iki Beržyno liko dar keli šimtai žingsnių. Jis stuksojo prieš Ambraziejų kaip juoda paslaptinga siena. Kokią paslaptį jis slepia? Kas tyko jo tankmėje? Kodėl skyrė susitikimą toli nuo miesto? Ko reikalaus? Atsakymą į šios klausimus turėjo sužinoti netrukus. Ponas Ambraziejus žvilgtelėjo į laikrodį. Be 15:10. Reikia paskubėti, sumurmėjo jis. Punktualumas ne tik karalių, bet ir seklių privilegija. Jis dar kartą pasižiūrėjo į miestelio šviesas, dar kartą įtempė klausą ir patraukė į Beržyną. Iš pažiūros ėjo laisvai, lygiai pasivaikščiojimą ar apsipirkti, bet iš tikrųjų buvo įsitempęs.
Jo klausa ir regėjimas buvo sukaupti iki pat galimybių ribos, nes juk už kiekvieno glosnio, už kiekvieno pakelės akmens galėjo slypėti netikėtumas ir jam reikėjo būti pasiruošus. Jokių netikėtumų nepasitaikė ir po kelių minučių Ambraziejus jau buvo beržyno pakraštyje. Jį pasitiko švelnus lapų šnaresys, suplazdėjo vėlyvo ir netikėto lankytojo pabaidytas paukštis. Ponas Ambraziejus nedrąsiai apsižvalgė, truputį palaukė, paskui 2 kartus sukrenkštė. Ir kai ir toliau nieko nepavyko, pusbalsiu sušuko: Ei, ar ten kas yra? Tyla. Jokio atsakymo. Ambraziejus gūžtelėjo pečiais ir kilstelėjo prie akių ranką su laikrodžiu. Buvo 2 minutės po 10. Galime pavėluoti, laukite pusę valandos, prisiminė jis laiško žodžius. Gražu, kad įspėjo apie galimą vėlavimą, pamanė jis, bet norėčiau turėti reikalą su punktualiais pašnekovais. Jis nevalingai išėmė pypkę ir įkišo ją tarp lūpų. O gal jie kažkur šalia? Dingtelėjo mintis. Stebi mane iš slaptavietės ir laukia momento, kada pasirodys. Jeigu taip, tegu sau stebi, labai prašo. Atsisėsiu savo ant kelmelio ir palauksiu, kad tik ne per ilgai. Aišku, vakaras, svajonių metas, bet miegas irgi svarbus dalykas. Be to, kam trikdyti Kubą? Prisėdo ant kelmo, parėmė galvą ant lazdos ir susimastė. Prisiminė senus laikus, bylas, kurias tada tyrė, kaip pagavo nepagaunamą rankelę, demaskavo šaškių mėgėjų kasos užpuoliką, užkirto vertingo paveikslo vagystę iš muziejaus. Gražūs buvo tie laikai. Ambraziejaus noselės pavardę tada žinojo kiekvienas vaikas, o jo nuotraukos puošė populiariausių dienraščių pirmosius puslapius. O dabar pensininkas. Jis atsitokėjo. Paniręs į prisiminimus visai neteko laiko nuovokos. Su nerimu žvilgtelėjo į laikrodį. 11:05. Aha, taigi neatėjo. Bet kodėl? Į galvą brovėsi įvairiausios mintis. Gal jiems sutrukdė kažkas nenumatyta? Gal kažkas sužinojo apie planuojamą susitikimą ir jį užkirto? Gal tai buvo kokio pramuštgalvio piktas pokštas? O gal... Staiga Ambraziejų perbėgo nerimo šiurpulys. Kaip jis nepagalvojo apie tai anksčiau? Koks lengvabūdiškumas, kaip jis taip galėjo? Ir nedelsdamas nė akimirkos pašoko nuo kelmo, tvirtai įsikibo į lazdą ir kiek galėdamas greičiau nuskubėjo į miestelį. Jeigu ateisite su kuo nors, tai nieko nesužinosite, skambėjo jo ausise. Ir tas sakinys dvigubino jėgas. Bėgo, nesižvalgydamas į kelio duobes ir smarkų širdies plokimą. Kad tik suspėčiau, galvojo jis, kad tik suspėčiau. Pagaliau atsidūrė tarp pirmų miestelio pastatų. Nesulėtino žingsnių, nors jo trepsėjimas aidėjo jau mingančiame mieste lyg aliarmas. Štai ir išskrendančių paukščių gatvė. 1, 2, 3, dar keliasdešimt žingsnių ir 7 numeris. Ambraziejus sustojo, nusišluostė prakaitą nuo kaktos, kelis kartus įkvėpė oro ir su didžiausia baime paspaudė vartelių rankeną. Vartelė atsidarė, bet tai dar nieko nereiškia, nes išeidamas jų neužrakino. Tramdydamas balso virpėjimą, šūktelėjo į namo pusę. Kuba, Kuba, kur tu? Laukė kelias minutes su mirštančia viltimi, o kai nepasigirdo joks atsakymas, kai šuo neišbėgo jo pasitikti, nepuolė prie jo kojų, nepasitiko jau džiaugsmingai, Ambraziejus suprato, kad ištiko blogiausias dalykas. Kuba pagrobė. Pergudravo mane, suvaitojo jis. Vis dėlto buvo sumanesni negu aš. Pralaimėjimo kartėlis prislėgė jį tik akimirksnį. Greitai atsikvošėjo ir pridūrė.
Bet žaidimas dar nebaigtas, žaidimas tik prasidėjo. Tuose žodžiuose nuskambėjo grasinimas. Su šaižiu girgždesiu durys užsidarė ir Kuba namuose liko vienas. Pirmas dalykas, kurį jis žiūrėjo tamsoje, buvo užvėluotas langelis su gabalėliu tamsiai mėlyno dangaus ir keliomis žvaigždėmis. Praėjo šiek tiek laiko, kol apsiprato tamsoje ir nustatė, kad atsidūrė mažoje rakandų pintoje kamarėlėje, dvokiančioje senienomis ir pėlėmis. Atsargiai kyštelėjo leteną ir užčiuopė ant grindų numestą susigulėjusi maišą. Prigulė ant jo ir pastatė ausis, kad nugirstų ką nors iš jo globėjų pokalbio, kurį jie vedė kritimoje patalpoje. Bet pokalbis pasirodė neįdomus. Tie vadinami kabutėse globėjai tiesiog ruošėsi išeiti iš slaptavietės. Iš tikrųjų, po valandėlės balsai nutolo, sužvangėjo velkė ir aplink įsiviešpatavo tyla. Šuo dar šiek tiek išbuvo toje pačioje padėtyje, įsiklausydamas, paskui krito ant maišo ir dar kartą ramiai mintimis perbėgo keliasdešimt pastarųjų minučių, kai ištiko tiek stebinančių įvykių. Pirmiausia išėjo Ambraziejus, tada buvo tiksliai 21 valanda ir 35 minutės. Kuba palydėjo jį iki vartelių, dar kartą įspėjo, kad būtų atsargus, paskui grįžo prie namo, atsigulė ir nutarė čia laukti grįžtančio bičiulio. Aišku, nerimavo dėl jo, bet Ambraziejaus nerūpestingumas prieš kelionę veiksmingai mažino nerimą. Geriausias to įrodymas buvo snaudulys, 15 minučių apėmęs Kubą. Jį pažadino 10 orių rotušės laikrodžio dūžių. Kuba sumirksėjo, nusižiovavo ir ūmai pajuto sąžinės priekaištus, kad užuot būdravęs pasidavė silpnybei ir užsnūdo. Ir tą pačią akimirką ant šaligatvio pasigirdo žingsniai. Greiti, garsus, artėja prie vartelių. Kuba persmelgė kažkokią blogą nuojautą. Jis pašoko ant visų 4 letenų ir laukė. Juto dabar nebejojo, kad tie žingsniai pranašauja kažkokią tai nelaimę. Todėl visai nenustebo, kai varteliai staiga atsivėrė ir nepažįstamas jaunas žmogus įpuolė į sodelį. Pamatė šunį, stabtelėjo, lyg šiek tiek sutriko. Paskui stengdamasis, kad jo balsas skambėtų kuo maloniau, prabilo. Šuneli, atsitiko nelaimė. Tavo šeimininkas atsidūrė pavojuje, jam reikia tavo pagalbos, turime eiti pas jį kuo greičiau. Eisi, taip, eisi? Ak, kiek pastangų kainavo Kubai sutramdyti liežuvį. Jis norėjo paklausti, kas gresia Ambraziejui, kur jis yra, ar jie suspės laiku. Bet užuot klausęs, tik sulojo, sutikęs ir nuėjo paskui ištiestą ranką, kurioje nežinia, kaip staiga atsirado masinanti riestė dešros. Bet Kuba, užvaldytas vienos minties, Ambraziejus pavojuje, jos tarsi nė nematė. Labai skubėdami jie traukė ištuštėjusiomis miestelio gatvėmis ir po kelių minučių atsidūrė prie paskutiniųjų pastatų. Kuba truputį nustebino, kad užuot ėję į vakarus prie beržyno, eina į šiaurės pusę. Bet tai greitai paaiškino savo. Gal Ambraziejų pagrobė, svarstė jis. Ar paskutiniu momentu jis nuėjo kažkur kitur? Nuo plento pasuko į lauko keliuką, vedantį į senąjį malūną. Nejaugi ten, nustebo šuo. Jis pažinojo tą griuveną. Malūnas stovėjo lauke per 5 kilometrus nuo miesto ir baugino žmonės malūnininko vėlė, kurie ateidavo ten vidurnaktį ir saugdavo jau daug metų nesisukančius vėjinio malūno sparnus. Nejau ten laiko Ambraziejų. Kad turėčiau uoslę, kokią kadaise turėjau, atsiduso Kuba. Surasčiau jį be niekieno pagalbos. Kelionė nežmoniškai prailgo. Kubos bendrakeleivis stengėsi jį prablaškyti kalbomis apie sočią vakarienę, kuri laukė jų po visko. Bet ši gana maloni tema Kubos ypatingai nedomino. Galų gale, jau gerokai pavargę pasiekė tikslą. Prieš juos tuksojo niūrus, tamsus statinys, kuriame nesimatė nė mažiausių gyvybės požymių. Tik plačiai išskesti vėjinio malūno sparnai
tarsi sakė, stop, jūs jau vietoje. Kuba net virptelėjo iš jaudulio, bet jo palydovas rodė stebinančią ramybę. Lyg niekur atsigręžė į Kubą, kviečiamai mostelėjo ranka, kurią ir toliau vainikavo dešros riestė ir pradėjo kopti praškančiais laiptais. Laiptai atvedė prie durų, esančių geroko atstumu nuo žemės. Kubos palydovas prie jų valandėlę pasikrapštė, paskui stumtelėjo jas ir dingo tamsioje erdvėje. Kuba be garso įslinko paskui jį. Kai peržengė slenkstį, durys stebėtinai greitai užsidarė ir Kubą apgubė aklina tamsa. Bet to jau spraktelėjo degtukas, suspragėjo žvakė ir siūbuojanti švieselė išgavo iš tamsos kažkokius lynus, didelius krumpliaračius ir didžiulį malūno girnų akmenį, ant kurio Kubos palydovas pastatė žvakę. Kuba nejučiomis metė žvilgsnį į tą akmenį ir vos neiškrito iš įspūdžio. Ant akmens gulėjo nepaprastų šunų portretai knyga. Ak, štai kas, suvokė jis. Tad visa tai ne dėl Ambraziejaus, o dėl manęs, klastingo plano tikslas sučiupti mane. Jis supurtė įniršis, nukreipė žvilgsnį į savo kabutėse globėją ir atidžiai jį apžiūrėjo. Aukštas, liesas, spuoguotas, visai neatrodo simpatiškas. Kubai kilo noras užpulti, įsikabinti į blauzdą ir priversti jį atidaryti duris. Ir gal tai pasielgtų, jei nebūtų pasigirdęs sunkų žingsnį ant laiptų. Tai tikriausias antras bendras, suvokė šuo. Verta jį pamatyti. Ir iš tikrųjų, duris staigiai atsidarė ir į vidų įpuolė spuoguoto bičiulis. Jis priešingai buvo mažas, storas lyg statinaitė. Žaibiškai užtrenkė duris ir iškvėpė. Atėjau. Kaip sekėsi? Be problemų. Kiemsargis mandagus, klusnus ir ėjo paskui mane lyg užkerėtas. Gal labai nori dešros? Kaip senis? Statinaitė sukikeno. Nupėdino į beržyną. Aš pasislėpiau už stotelės pavėsinės ir stebėjau, kaip jis pradingo lauke. Šiek tiek palaukiau ir nuskubėjau į malūną. Norėčiau matyti jo miną, kai grįš namo. Aš irgi, pritarė spuoguotas. Dar jie pamatysime. Žodžiai kone veržėsi nuo šuns liežuvio. Tik abejoju, ar tada jums bus taip linksma. Visa širdimi, linktelėdamas jiems susitikimo su Ambraziejumi, svarstė, ką jiem reikėtų daryti. Aišku, galėtų išsilaisvinti, bet ar tai būtų geriausia išeitis? Gal verčiau dėtis gyvūnų, kuris už dešros nemato pasaulio, pasiklausyti jų pokalbių, susipažinti su jų planais ir paskui juos sugriauti, nes jie juk be abejo turi parengę kažkokį planą, kitaip jo negrobtų. Pripažino, kad toks sprendimas bus geriausias. Kuba gailiai sulojo, snukučiu rodydamas į dešrą. Tai prajuokino jo globėjus. Matai, koks protingas, džiaugiasi spuoguotasis vaišindamas šunį. Gal tas cibukas, ar kaip ten jis vadinasi, buvo teisus, kad tai išskirtinis gyvūnas? Jeigu teta nebūtų nupirkusi tos knygos, statinaitė parodė portretus, niekada apie jį nebūtume sužinoję. Tu turi neįkainojamą senelę, pripažino spuoguotas. Jeigu mums gerai pasiseks, nupirksime jai naują naktinę kepuraitę. Ha, 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 nusijuokė jis. Bet tuoj pat surimtėjo ir pridūrė. Gal neišplėpėjai jai apie tą albumą iš jos, kurį pasiskolinome? Statinaitė pasijuto užgautas. Ką tu, kuo mane laikai? Jie vėl susidomėjo šunimi, kuris apsimetė, kad išskyrus maistą jam viskas nesvarbu. O iš tikrųjų stengėsi nepraleisti nė žodelio iš pokalbio. Kaip manai, ką jis tokio ypatinga moka? Pasiteiravo statinaitė. Cibukas rašo, kad yra kažkas, kuo sunku patikėti. Pasakos, atšovė trumpai spuoguotas. Nieko ypatingo jis nemoka. Protingesnis už kitus kiemsargius, dresuotas, kaip policijos šuo. Ir viskas. Beje, nieko daugiau
mums ir nereikia. Statinaitė nebuvo toks įsitikinęs. Klausyk, o gal jis moka skaičiuoti, šokti? Gal. Kažkada esu girdėjęs apie tokį šunį, kuris atmintinai mokėjo visą daugybos lentelę. Visą? Negalėjo patikėti Statinaitė, kuris iki tol nepasiekė tokių aukštumų. Visą? Statinaitė pažvelgė į šunį beveik pamaldžiai. Gal šis irgi? Nu, paklausk jo, kiek bus 2x2? Paklausk, ragino draugas Spuoguotas. Bet Statinaitė, nujausdamas, kad Spuoguotas iš jo šaiposi, greitai pakeitė temą. Geriau pasakyk, kada pradėsime repeticijas, pasiūlė jis. Po kelių dienų turime palaukti, kol šuo prie mūsų pripras. O jeigu paspruks namo? Ne, neturėtų. Papirksime jį šunų skanėstais. Pamatysi, kaip prie mūsų prisiriš. Bet tai mums brangiai kainuos. Ir kas? Vėliau viskas atsipirks. Mūsų, brolau, laukia dideli pinigai, įsisvajojo jis. Viskas priklausys nuo jo. Po valandėlės, pasakė Statinaitė, rodydamas akimis į šunį. Todėl privalome rūpintis. Vakarienę jis jau gavo, dabar laikas miegoti. Kur jį uždarysime, čia? Statinaitė mostelėjo ranką aplinkui. Ne, kamarėlėje, ten bus saugiau. Tai vesk jį, mums irgi jau laikas. Spuoguotasis linktelėjo ir pajudėjo prie šuns. Mandagus, šunelis, mandagus, kalbino jį. Eisi savo kamaraitę, atsiguls. Jis paglostė Kubai sprandą ir pasuko prie durelių, vedančių į malūno gilumą. Kuba, nenorėdamas žadinti įtarimų, draugiškai paveidavo uodegą, nors tai jam kainavo mažiausių pastangų, kuriams ryžosi per visą gyvenimą. To gesto pamalonintas Spuoguotas dar patapšnojo šuniui sprandą, pravėrė dureles ir lengvai stumtelėjo jį į vidų. Ir dabar Kuba guli tamsioje kamarėlėje ir laužo galvą, ką jam daryti toliau. Visa liudija, kad Spuoguotas ir Statinaitė planuoja kažkokį nusikaltimą. Kad šiame nusikaltime svarbų vaidmenį skyrė jam, Kubai. Kaip tokioje situacijoje turėtų elgtis? Paspraukti pasitaikius artimiausiai progai ir leisti, kad jie ir toliau nebaudžiami kažką regstų, ar likti, kol atskleis visus planus ir demaskuoti juos tik tada, kai tuos planus mėgins įgyvendinti. Praėjo nemažai laiko, kol Kuba ryžosi pasirinkti antrą variantą. Liksiu, nutarė jis, bet apie savo padėtį privalau informuoti Ambraziejų, nes jis mirtinai užsikrims. Turiu pranešti, kad esu gyvas ir sveikas. Bet kaip? Kaip jam pranešti? Tas kankinantis klausimas ilgai neleido jam užmigti.